Tiesiog pradedam gal punktualiai, bažnyčios laikas truputį skuba, mes eisim pagal Šveicariją panašiai. Tikiuosi, kad šį vakarą mes tą šaltą salę pasišildysim patys savimi, savo geranoriškumu. Ir tiesiog tas mūsų susitikimas bus toks, kaip pasakyti, nu toks biški nelietuviškas. Gal tiesiog, kad tapkim tokie glaudesni, nors daug yra konkuruojančių, bėgančių, kaip sakant, link Seimo. Na, žinot, kad nugalėtojas bus vienas ar du, bet toks yra sportas, tokia yra politika, toks yra gyvenimas. Visada pirmas yra vienas. Tai dėl to šiandien, kad tai pradėti truputį pasiaiškinti, pasišnekėti, kad kuris labiau bėgikas ir reiškia žmogus, kuris šitam dalyke, kaip politika dalyvauja, yra mums labiau artimesnis, tai susirinkom. Iš tikrųjų, bendruomenė tikrai negalvoja tokio renginuko daryti, bet Facebook'e praėjęs toks diskusija prieš 3 savaitės, kad, reikia padaryti, bet nėra kam. Iš lėto pasirodo galima, kažkaip susidėlioja, kad atsirado galimybė ir mes tiesiog esame visi čia. Todėl daug nelaukdamas, tiesiog, nežinau, gal geriau būtų mums čia susisėsti žmonėm, kurie kandidatuoja į priekį, kad matytume vienas kitą tiesiog ir bus, ne priešą, bet tiesiog rateliu, tikiuosi, susisėdam gal čia. Tiesiog aš visus pakviečiu, ne personaliai, bet visi prašom kilti gražiai, kas tam 12 sąraše, į tą vadinamą, reiškia, mūsų paskutinę vakarienę atėjote. Nes toks keistas skaičius mūsų yra 12 vienmandatininkų ir vienas yra užsiėmęs Falstaffo padaręs. Ne, 14 padarė. Prašau. Akurat. Bet tarp kėdžių kažkodėl dar lieka. Sigutis ne vienmandatininkas, tai jisai ateik arčiau. Gerai, tada tiesiog dėl reglamento. Kadangi visi mes norim, labą dieną, prašom, kadangi visus pakėlėm, tai čia jau Agnytė prašom pasiruošti ir sėsti į distanciją. Kadangi norime baigti operatyviai, greitai, tai kalbėkime irgi trumpai ir apgalvotai. Geriausia, norėčiau prašyti jūsų, kad klausimus užrašytumėt į lapelį, jeigu tai yra kažkam tai klausimas atskirai ar vienam ar dviem žmonėm, tiesiog parašot, kas norėtumėt, kad atsakytų, tai yra pieštukai, lapeliai, paimkite drąsiai, jeigu kas prinešim į vietą ir kad mažiau įžangų su klausimais. O toliau, jeigu klausimas būtų bendras visiems, antroji klausimų daly, sakykime, galim sėkmingai toliau klausti bendrai, jeigu kas norės atsakys, yra pageidaujančių, aš tikiuosi, kad klausimai bus įdomus. O dabar, kaip čia dabar padaryti, ar iš kairės į dešinę, ar iš dešinės į kairę, bet manyčiau, kad mūsų gerbiamiem kandidatam, kuriuos mes iš tikrųjų mylim ir gerbiam, kad jie taip pasiryžę yra tokiam žygiui dideliam, reiškia, ir nebijo viešumo, nebijo save parodyti iš visų pusių, nes mes iš visur norim pažiūrėti tai jau. Prašau tada tiesiog prisistatyti. Gal mažiau apie partiją, kurias atstovaujate, nes partijas, kas nori, tikrai susipažįsta su jom, bet tiesiog labiau apie save, nes šiaip įdomiau yra žmogus. Iš tikrųjų, ir mūsų bendravimas yra labiau žmogiškas, kada mes šnekame tą kalbą, kuri yra tiesiogiai žmogiškoji. Kaip pasirinkimas? Ar taip, ar taip? Taip. Tada kaip skaitom. Tada, Prisistatyti? Taip, prisistatymas 3 minutės. Petras įdarbė, jūs ką dabar pasakyti? Visi žinot? Išnarštytas visas, iki išrinktas nuogai. O kam kandidatuoji tada? Mindaugas Krencius, šiaip gimimo klaipėdietis, 30 metų gyvenau Klaipėdoje, pastaruosius 9 metus čia Klaipėdos rajone. Balsuojuosi į Seimą, atstovaudamas Klaipėdos rajoną. Ir esate centro? Taip, aš atstovauju Lietuvos centro partiją ir nacionalinį susivienimą už Lietuvą Lietuvoje. Kur dirbate? Šiuo metu bandau ūkininkauti. Prieš tai 16 metų dirbau UAB Mars Lietuva, čia pašonėje. Egidijus Skarbalius. Šiuo metu rašau disertaciją iš tema tautiniam tapatumo ugdymas pradinėse klasėse.
Esu tėvas, turiu 2 sūnus, 1 dukrytę. Tikiuosi jūs palaiko. Nu, savo palaikė gerai. Tadas Jasas, šiuo metu pensininkas. Iki rugsėjo vidurio net nesapnavau, kad čia stovėsiu prieš jumis ir kalbėsiu apie Seimą, apie savo poziciją partinę, apie šitą politinę. Bet taip jau išėjo, kad metai laiko pensijoje, pakankamai pailsėjau, matyt atsirado vėl poreikis aktyviai veiklai ir kai man pasiūlė krikščionis kandidatuotis pagal jų partijos remiamam, laiko ilgai nebuvo, tai aš ir sutikau. Tai principė dabar esu krikščionių partijos remiamas, kandidatas į Seimą. Nežinau, jeigu kas nors manęs dar nepažįsta, čia aš galėsiu už visą daugiau papasakot, bet virtiškai mane pakankamai gerai pažįsta. Reikius žmonės ir aš pažįstu, taip kad nežinau, ką daugiau čia ir šnekėti. Labas vakaras visiems, labai malonu, kad atėjote šiandien, nesvarbu, kad lyja, skiriate savo laiko ir nusiteikėte susipažinti su mumis, su kandidatais, galbūt ne visus pažįstate ir aš labai paprastai su jumis kalbėsiu, nes reglamentas yra toksai, kad partijų nepristatom, programų nepristatom. Pati esu aukštaitė, gimusi Ignalinos krašte. Klaipėdos krašte gyvenu jau 10 metų, dirbu dėstytoja, dirbu su studentais, su akademinė visuomenė. Turiu 2 bakalaurus ir 1 magistrą, tai esu baigusi matematiką. Toliau esu baigusi teisę, tarptautinį magistrą turiu teisės, turiu savo kontorą Klaipėdoje ir kol nebuvo rinkimai ir galima buvo dirbti altruistinį darbą, tai labai daug padėjau teisiniais klausimais žmonėm, mūsų Klaipėdos rajono žmonėm, Klaipėdos miesto žmonėm. Pakankamai seniai esu politikoje, tai 8 metai politikoje ir dirbu nuosekliai, po truputį, mažais žingsniais. Turiu šeimą, vyras karininkas, sūnus 5 metų ąžuolas, lanko darželį, lanko trepsiuką, lanko futbolą, irgi aktyvus pilietis, kuris rinkimų metu taip pat padeda mamai agituoti ir susitikti su žmonėmis. Patinka gamta, patinka žirgai, patinka bendrauti su žmonėmis ir patinka jiems padėti. Ir stengiuosi jiems padėti. Tai tiek apie save, jeigu turėsit klausimų klausimų. Pavardė. Šakinienė. Jonušų kaime. Daugparų Kvietinių seniūnija. Klaipėdos rajone gyvenu 4 metai, iš viso Klaipėdos krašte jau 12 metų gyvenu. Labas vakaras, Aivaras Vasylius, gyvenu Radelių kaime, šiuo metu dirbu samdomą darbą direktoriaus pavaduotojas plėtrai. Visuomeninė veikla yra tokia, kad esu Radelių seniūnaitis, Radelių bendruomenės pirmininkas, Liberalų centro sąjungos Klaipėdos rajono skyriaus pirmininkas, nuo kurios ir kandidatuoju, vedęs. Daugiau neturiu ką, manau, pridėti. Tiesa, detalesnė informacija ir visi kiti, sakykime, programinės nuostatos, daugiau asmeninės informacijos, tinklapį vasylis.lt. Tenais yra ir telefoną, elektroniniai paštai. Mielai atsakysiu, kiekvienam ir skambutį, elektroninį paštą, geriau ir susitikti. Ačiū. Labas vakaras. Esu Nijolė Katkienė, gimusi, augusi ir dabar gyvenanti Gargžduose. 5 metai dirbu Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito kontrolierės pavaduotoja. Todėl rajono problemas labai puikiai žinau. Turiu 3 dukras, 2 jau suaugusias, baigusios studijos darbuojasi ir 1 antrokėlę. Irgi partijos programa, nepartinė esu, todėl partijos programos neturiu, esu nepriklausoma. Per savo gyvenimą supratau vieną, kad greitai tik vaikai užauga, o esminiai pokyčiai reikalauja daug smarkaus ir kryptingo darbo.
Labas vakaras dar kartą visiems. Esu Renatas Bernikas, atstovauju Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Gargžduose dirbu jau 3 metai, vadovauju 2 įmonėm, tai yra uždaroji akcinė bendrovė Gargždų Agrochemija, žemės ūkio bendrovė Klaipėdos Agrocentras. Užpraeitą vasarą vedžiau, dabar šiaip laukiam gandro, jeigu jau atskleis tokią paslaptį, kandidatuoju todėl, kad iškėlė partiją, juo labiau, kad ir pačiam nepatinka tvarka, kuri yra čia, nes nuolatos susiduriu su tomis pačiomis problemomis kaip ir jūs. Valdžia visą laiką daro savaip ir savo, tai tiesiog manau, kad galiu pagelbėti. Iš tikrųjų, kada kam reikės pagalbos ar žemės ūkio srity, galit pilnai kreiptis, kur Gargždų Agrochemija yra, manau, tikrai žinot. Tiesiog dar norėjau pasiūlyti, šeštadienį važiuoja autobusas į Naisius. Naisių vasarą tikriausiai kai kas matėt, kai kas nematėt. Ten yra tas kaimas, kuris jau turi savo serialą ir turi tradicijas. Daugiau, ko gero, tuščiai nenoriu kalbėti, leisiu valdančiai atstoviai, buvusiai valdančiojai daugumoj pasireikšti, nes tuščių kalbų, manau, pas ją daugiau yra. Ačiū išdėmesį. Labas vakaras visiems. Pirmiausia, noriu padėkoti bendruomeniai, kad surengė šitos debatus, šitą galimybę pabendrauti su jumis, kad jūs galėtumėte užduoti savo klausimus, kad mes galėtumėm prisistatyti. Tai esu Agnė Bilotaitė. Mano išsilavinimas yra, aš esu politikos mokslus baigusi ir teisė. Esu politikė šiuo metu. Kai mane išrinko į Seimą, buvau istorijoje jauniausia moteris išrinkta į Seimą. Tai, bet manau, kad čia tas jaunystė toks dalykas, kuris labai greit praeina, aišku. Bet mano vienas iš tikslų atėjus į Seimą visada buvo tai, kad kuo daugiau jaunų žmonių, jaunų profesionalų ateitų į politiką, ir tą darau visus 4 metus nuosekliai. Ir šiuo metu, rengdama įvairiausius mokymus, skatindama jaunimą, užsiauginom būrį jaunų vienmandatininkų iki 30 metų ir aš labai tikiuosi, kad jie gerai pasirodys, taip pat yra žmonių dalyvaujančių sąraše. Ir kai kalbam apie tos pokyčius, klausimas yra toks, kas tos pokyčius galėtų Lietuvoje nešti. Lietuva po nepriklausomybės kažkaip nesugebėjo įsivalyti. Ir ta senoji karta, sovietinė karta, labai nuosekliai perėjo į visas valdžios institucijas. Tai aš manau, kad reikia iš tikrųjų atsinaujinimo. Ir jeigu tų jaunų žmonių, vertybiškų žmonių būtų politikoje daugiau, aš tikrai tikiu, kad būtų galima nuveikti daugiau. Dirbsiu šiomis kryptimis ir esu pasirengus toliau darbuotis tą linkme. Ir toks mano prisistatymas, tai yra mano prioritetas. Prašau, dar pas mus atvyko pakalauti viena kandidatė. Aš pilanu, tik nesu asmeniškai pažįstamas, bet jums pati prisistatys, tikiuosi. Prašau, ateikite čia, gal savo prisėsti. Aš esu Loreta Rupeikienė ir labai atsiprašau, kad pas jūs pavėlavau, todėl kad esu finansininkas, ekonomistas, auditorius ir ką tik iš paskaitų savo studentam dėsčiau paskaitas apie ekonomiką, apie finansus. Tai nenorėdama nuskriausti nei vienų, nei kitų, tiesiog jūsų atsiprašysiu, o jiems išaiškinau, kas pas mus finansuose yra svarbiausia. Aš nebuvau Seime, esu nesugadintas žmogus, todėl kad mano šeimoje ir mano visoje giminėje yra vieni finansininkai. Aš esu finansininkų dinastijos atstovas. Mano ir senelis, ir močiutė, mama, vaikai, 2 sūnus turiu ir vyras, mes visi finansininkai, turiu nuosavą verslą ir aš išmanau finansus. Aš manyčiau, kad tai mano kreda yra finansai, tai jėga. Ir finansus turi mokėti tvarkyti tas, kuris juos klasiškai išmano. Turiu verslo patirtį apie 15 metų, dirbu nuosavame versle, audito kompanijoje. Turiu dėstymo patirtį, tai yra jaunąją kartą mokau suprasti finansus, bet svarbiausia, juos reikia mokėti tvarkyti. Jeigu jūs mane išrinksite, būsiu labai dėkinga ir pasistengsiu ir padėsiu ne tik tai savo, bet ir jūsų ir valstybės finansus sutvarkyti taip,
kad nereikėtų praskolinti per 4 metus, kaip dabartiniu metu. 8 metais 13 milijardų buvo valstybės skola, dabar turime 46. Mes džiaugiamės labai dėkui. Tai mes džiaugiamės ekonomikos pagerėjimu, o pas mus niekas nepagerėjo, tai pabrango benzinas, šildymas ir, tarkim, atominė elektrinėje milijardą praradome. Tai turime daug finansinių problemų, nekalbant jau apie tai, kad turime šildymo kainas padidėjusias. Todėl aš manyčiau, kad aš esu tas žmogus, kuris išmano finansų, žino, kaip juos tvarkyti ne tik tai savo, bet galėčiau tvarkyti ir valstybės. Prisidėčiau prie to, kad galima būtų džiaugtis kaip Gruzijoje, ar ne, kad Gruzija nesiskolina, įkūrusi yra loterija čekių kasos aparato ir visi džiaugiasi, kad nusipirkę prekę už tam tikrą pinigų sumą gali dalyvauti loterijoje. Slėpti pajamų nėra kam, nes galima išlošti nuo 8 000 iki 150 000 litų. Tai yra Gruzijos pinigų, bet tai yra siekiamybė, tai galima tai tik tai galvoti, kaip tai galėtume pagražinti mes savo valstybę. Aš manau, tie žmogučiai, kurie dalyvavo ilgesnį laiko tarpą Seime, jie jau išsisėmė, neturi idėjų, tai aš esu tas žmogus, kuris jums gali padėti. Ačiū. Jis vėluoja kažkaip kitam renginį. Liktai ir ponas Valys žadėjo atvykti, bet sakau, gal įsijungs jie vėliau, nelauksime jų čia. Klausimas toks, reiškia, tas 3 minutės mes išnaudojame labai efektyviai ir per pusę laiko įvykdėm 5 metį. Labai gerai, dabar turėsim daugiau laiko bendrauti klausimų atsakymų formą. Nežinau, mes klausėm saviškių, reiškia, bendruomenės narių, tiesiog kurie ne visi atėjo, ką jie norėtų išgirsti iš kandidatų. Ir labai mažai beklausė kažkodėl. Atrodo, lyg visi viską žinotų, arba klausė tokių klausimų, aš manyčiau, kad labai sunku, ko gero, bus atsakyti. Vienas toks įdomus klausimas, sako, kurioj vietoj jūs steigtumėt naujas darbo vietas? Ar tai yra Seimo nario darbas? Ką galėtumėt pasakyti tokį klausimą, kur Amerikoje, sakykime, rinkimų kampanijos metu, tai yra barometras, kaip tai vyksta, kaip jūs galite įtakoti ekonomiką. Ponia Rupeikienė pasakė, jau daug ko trūksta, reiškia, bet aš manau, kad konkrečių klausimų norėčiau ir iš jūsų, kad kiekvienas pagalvotų kažką tai tokio, kad galėtų pasakyti kažką nuo dūšios arba susimastyti, ar tuo keliu eina kandidatas. Tai gal tą klausimą bandykim prasukti tiesiog greitai. Ar norit atsakyti, nenorit, čia į klausimas. Bet trumpai sutarėm atsakymą į minutę. Norint kurti darbo vietas, visų pirma reikia pagalvoti, kad mūsų šildymo sistema, tai yra būstai, būtų apšiltinti. Tai galima sukurti be galo daug darbo vietų, jeigu tik pagalvoti, kad kiekvienais metais šildymui mes išleidžiame apie 4 milijardus litų. Tai reiškia, kad mes galėtume ne pinigus laikyti banke Ciuricho, kur ten padėtas milijardas 400 milijonų 5% metinių palūkanų ir gauti šitie pinigai apie 2010 metus, o šitie pinigai jau keletą metų galėjo suktis statybų versle, būtų kuriamos naujos darbo vietos ir visų pirma pinigai galėtų gulėti mūsų kišenėse, tai yra mes galėtume daugiau išleisti, sakysime, kultūrui, švietimui ir visoms kitoms reikmėms, kurių mums labiausiai trūksta. Todėl aš manyčiau, kad taupant finansus, subalansavimo biudžeto principų, tai yra ne pats geriausias dalykas skriausti žmonės, kad jie visi taupytų šildydami. Mes ne tai, kad šitą daug išleidžiam šildymui, mes paprasčiausiai per mažai uždirbame. Labai trumpai, jeigu mes pinigus skirtume atsinaujinčiai energetikos sistemai įgyvendinti Lietuvoje, panaudoti visus vidinius resursus, gabint šilumą, tai sukurtume apie 300 darbo vietų. Tai čia be abejonės būtų viena tokia programa, kur tuos pinigus, jeigu mes kitaip padalintume. Bet aplamai per 20 nepriklausomybės metų kalbama, kad reikia skatinti smulkų ir vidutinį verslą, bet aš manau, kad daroma priešingai, smulkiam ir vidutiniam verslui vis yra sunkesnės sąlygos ir dirbantiems pagal patentą, tikrai dabartinė reforma naktinė tikrai padarė didelę žalą ir manau ne vieną
10 tūkstančių išvarė iš Lietuvos žmonių, kadangi jie prarado darbo vietas. Taigi valdžia turi ne žodžiais, bet realiais darbais sudaryti sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui, mokestinės lengvatas ir be abejonės riboti monopolijas, kurios ypatingai žlugdo smulkų verslą. Aš manau, kadangi galiu dar vieną sakinį pasakyti, tikrai daug metų bausime, buvom opozicijoje ir dabar einam su stipria komanda, jeigu būsim valdančioje daugumoje, tik valdančioje daugumoje gali Seimo narys įgyvendinti ir su komanda savo, kai sako, idėjas. Idėjų turi labai daug, vien tik tai šioje kadencijoje užregistravau apie 100 įstatymų pataisų, bet dėja esi opozicijoje ir tos idėjos atmetamos ir nėra priimamos. O įstatymai dažnai tikrai priiminėjami monopolistams, įvairiausiams, kai sako, stambiausiams kompanijoms, palankus, bet nepalankus smulkiam verslui. Pirmiausia, aš manau, kad valdžia turi būti atsakinga, kuri ateina ir priiminėja sprendimus. Tai, ką radome 8 metais, kai buvo susidurta su ekonominė pasaulinė krize, iš tikrųjų, radome milijardinius sodros biudžeto deficitus, iš tikrųjų buvo visiškai neatsakingai elgiamas. Ir pirmiausia, aš manau, kas yra svarbu, tai yra mūsų valstybė, tai yra finansų stabilumas. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kai buvo paminėta šiandien tas dalykas, kad apie verslo interesus, kad yra įstatymai prastuminėjami, kai kurių, reiškia, politikų, kurie atstovauja verslo interesus. Taip, aš manau, kad yra labai svarbu, kad į politiką ateitų žmonės, už kurių nestovi kažkokios interesų grupės, kad jie būtų 100% savarankiški ir nepriklausomi. Kita problema yra Lietuvoje, aš jau esu minėjus ne kartą, kad su verslumu yra tikrai problema pas mus. Kai apklausi jaunimą, ar jie rimtųsi patys kurti versliuką kažkokį tai, kai dauguma sako, kad rimtųsi visai kitokią alternatyvą, kad jie mieliau rinktųsi darbą, kur gautų atlyginimą ir jam nebūtų jokios atsakomybės. Tai vienas dalykas, švietimo sistema, skatinimas iš tikrųjų jaunimo užsiimti verslu. Kitas dalykas, stabilus valstybės finansai, nes jeigu mūsų finansai bus nestabilus, tai pas mus neteis jokia investicija, jokios verslo įmonės pas mus nesikurs darbo vietos. Tai pirmiausia, atsakinga politika, nes jeigu mes prisižadėsime, kad minimalus atlyginimas bus, aš nežinau, 3000 litų, tai mūsų skola valstybės bus, aš nežinau kokia. Ir apie kokį verslą mes negalėsime kalbėti. Na, turbūt vienas iš labiausiai skatinančių darbo vietų atsiradimą tai būtų bioenergetikos vystymas. Nes mes žinom, kad Lietuvoje ES iš dalies dėka yra labai daug dirvonuojančių žemių. Toliau valstybė šiai dienai, mano supratimu, neturi energetinės strategijos. Nes mes vystam ir dujas, ir elektrą, ir atomą, ir jungtis ir taip toliau, bet jeigu ne Janukonis vadovautų Šilumininkų asociacijai, tai aš visom keturiom dar įnirtingiau šitą temą remčiau ir gvildenčiau. Bet vieną elementariai paskaičiavus, kad šiluminės elektrinės, kurios kūrenamos biokuru, kur dirvonuojančių žemės gali tas žaliavas auginti per tripakopę sistemą. Tai tiek žemdirbiai turėtų, sakykime, darbą tiek auginant, tiek ruošiant visą šitą žaliavą. Toliau šiluma būtų žymiai arčiau priartinta prie žmogaus ir jos kaštai būtų žymiai žemesni, plus pagrindinis dalykas tai būtų iš tikrųjų tikroji nepriklausomybė. Nes tiek nuo atomo, tiek nuo dujų mes visą laiką esam, buvom ir būsim priklausomi. Tai čia yra viena iš pusių, antra dalis tai yra, dėl ko nesikur verslas, tai yra nestabilus įstatymas. Kas versle yra, puikiai žino, net ir pats durniausias įstatymas ir geras, jeigu jisai yra nekintantis. Nes net ir prie jo gali prisitaikyti, apsiprast, tai už stabilumą ir kad teisė ir teisingumas būtų vienoj krūvoje. Aš labai nesutikčiau su kolegė, kad jaunimas nėra verslus, atvirkščiai jaunimas yra mūsų verslus. Kiekvienas žmogus Lietuvoje yra labai verslus, tiesiog negali to verslo įsukti, kaip aš sakau, arba užsiimti verslu, todėl kad yra nedėkingi įstatymai, tai yra nedėkingi mokesčiai, nedėkinga kita našta, kuri yra uždėta. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad aš dėstau studentam verslo teisę ir kada mes pradedam kalbėti apie juridinių asmenų steigimą, kada mes pradedame apie tai, kokius jie turėtų mokėti mokesčius, tik ką įsisteigus uždarą akcinę bendrovę, apie tai, kokie turi būti PSD ir VSD mokesčiai, apie tai, kad ateina socialinė apsaugos ir darbo inspekcija su savo reikalavimais, vėl mes turime mokėti
Apie tai, kad mes turime susimokėti jau pelną, dar negavę jokių pajamų. Tai apie ką mes galim kalbėti, jaunas žmogus apie ką gali kalbėti ir apie kokį verslo steigimą Lietuvoje, jeigu yra tokia mūsų teisės aktų sistema. Toliau, vyriausybė priėmė naują teisinę formą, mažoji bendrija. Ką jūs gero padarėte, apart to, kad įstatymas įsigaliojo? Žmonės nori steigti mažąją bendriją, bet jie negali jos steigti, nes juridinių asmenų registre nėra jokių formų, nežino, kaip pradėti ir kur kreiptis dėl to. Mūsų žmonės verslūs. Ir žinome, kaip tai daryti. Aš manau, kad iš tikrųjų ilgalaikių problemų trumpalaikiais sprendimais negalima spręsti. Jeigu kalbėt, sakykime, apie dabartinį impulsą, kuris galėtų duoti ekonomikai, tai iš tikrųjų galėtų būti daugiabučių namų renovacija, nes didžiausias nuosmukis buvo būtent statybos sektoriai, kuris sudarė apie 46%. O kas liečia ilgalaikis, tai mano nuomonė, visų pirma, turėtų būti mokestinė bazė pakankamai stabili bent kokie 10 metų ir nebūtų kaitaliojama ir didinama, nes verslas planuoja savo investicijas 10 metų, tai ta sistema turėtų ir mokesčių sistema turėtų galioti mažiausiai bent 10 metų. O kas liečia užimtumo skatinimą, tai daugiau galbūt turėtų būti diferencijuojama mokestinė sistema pagal regionus, kur yra didesnis nedarbas, turėtų būti mokestinės lengvatos, galbūt per pelną, galbūt per kitus mokesčius. Tai tik tiek. O nei Seimas, nei vyriausybė tiesiogiai darbo vietų nekuria, bet gali sudaryti sąlygas joms kurti. Ačiū. Kadangi klausimas buvo labai konkretus, kur kurtume darbo vietas, aišku, jūs teisingai pasakėt, kad Seimas darbo vietų konkrečių nekuria, bet sudaro sąlygas, kaip čia jau minėjau prieš mane žmogus. Tai aš galvojau ir visą laiką galvojau tokį dalyką, kad leiskim iš tikrųjų, nuskambėjo per televizorių, čia ponas Karbauskis pareiškė tokį skaičių, kad dirvonuojančių žemių yra 500 000 hektarų. Tai aš labai greitai primečiau maždaug, kiek tai galėtų būti darbo vietų, tai kažkur tai 5 000 mažiausiai darbo vietų, kad apdirbti tą žemę. Kad tu žemiai auginti, daleiskim, būtinai krūmus, tai aš tikrai labai suabejočiau, reikėtų auginti tą, kas labiausiai apsimoka, kas daugiausiai pajamų duoda. Ir auginti reikia tokias kultūras, kurios, kaip sakant, Lietuvai yra būdingos ir, man atrodo, tos biomasės užtenka kanaluose, miškuose, ten visokiuose linijose ir panašiai, ir jas reikia valyti ir kūrenti. Tai vienas iš tokių darbo vietų kūrimo tokių dalykų būtų įsisavinti šitas dirvonuojančias žemės. Antras dalykas, ko gero reikėtų daryti, tai reikėtų skatinti žemdirbių kooperaciją ir statyti mažas perdirbimų įmonės, kad eksportuojamas būtų ne žaliavos, tai yra grūdai, pienas ten ir panašiai, bet būtų jau eksportuojama arba parduodama produkcija. Tai kad būtų pagaminta produkcija ir be abejonės būtų sukurtos darbo vietos. Trečias dalykas tai būtų, darysime, kalbama apie atominės statybą ir kad joje dirbs 6 000 darbuotojų. Aišku, 5 000 iš jų būtų japonai, o galbūt koks 1000 žmonių būtų lietuvių. Aš galvočiau, kad energetinė nepriklausomybė siekti reikėtų jungtis su vakarų ir skandinavų rinkomis ir šitas jungtis reikėtų statyti lietuvių įmonių pagalbą, taip sakant, ir vėl susikurtų darbo vietos ir pajamos būtų didelės ir panašiai. Vienu žodžiu, galimybė yra masų sukurti darbo vietų, bet reikia įsidirbti. Nu, gal apie darbo vietas ir užtektų, ar ne? Ada, nori, prašau. Aš nekėsiu savo pavyzdžiais, buvau paskelbęs konkursą, reikėjo paprasčiausiai jaunų, naujų žmonių. Man paprasčiausių mechanizatorių, sakau, duosiu po 1000 litų, galbūt reikėjo 3 žmonių. Atėjo jaunimas, galbūt, kad ir jie pabaigė vidurinę, bet elementariausio dalyko neturi traktorininko pažymėjimo. Ir aš tokio žmogaus automatiškai priimti negaliu. Sakau, kodėl tu nesilaikai? Nu, nėra kur, nėra galimybių. Todėl aš noriu paminėti tą problemą, kad jau jinai yra įsisenėjusi vien nuo to, kad turim prikeptų žmonių tokių specialybių, kurios nėra paklausios ir kurios paprasčiausiai neranda darbo. Tai jau vien nuo to pradedant reikėtų spręsti tą problemą, kad atsirastų daug paklausesnių specialybių ir nereikėtų medžioti studentams krepšelių, kurie ieško tik nemokamų vietų, daleiskim, ir jų neranda, ir kur randa, tik tai ten įstoja. Toliau kita dalis, kita medalio pusė yra, kaip ir paminėjo oponentas, tai yra paprasčiausiai, manyčiau, kad
per atsinaujinančius energijos šaltinius, kaip ir numatyta mūsų partijos programoje, mes galim sukurti apie 30 000 pastovių darbo vietų, nebūtinai galbūt žemės ūkyje, bet dar ir vėjo jėgainių statyboje. Dar plus reikalingas energijos taupimas, kur galima sukurti bent jau 50 000 laikinų darbo vietų statybininkam, kurie šiltintų namus ir taip mes sutaupytumėm energiją, kurią išeikvojam, kurią išpūsto vėjas. Dėkui. Gal bendruomeniai, gal atskiruom, visų bendruomenių vardu tokį aktualesnį klausimą. Kaip jūs... Bendruomenių vardu kalbėti visų pirma. Visų bendruomenių vardu. Nu, atsiprašau, gal ne tai pasakiau, ponas Vaidai. Žodžiu, klausimas būtų toks. Koks jūsų požiūris į dabartinį santykį tarp valstybės ir savivaldos? Ar jis yra, ta prasme, ar savivaldai atiduota pakankamai daug funkcijų, ar vis dėlto jų reikėtų atiduoti daugiau? Ir ką būtent? Ačiū labai. Nereikėtų. Štai. Duokim tada moterį. Nu, tai vis tiek pirmą pakėlė, davai, sakyk. Aš esu už tiesioginius mero rinkimus, kad meras gautų didesnę algą, kad turėtų didesnius įgaliojimus, kad nebūtų valdomas vien pozicijos ir opozicijos. Dabar jisai nesijaučia savo rajono šeimininkas, plus meras gauna nei trupučio nedidesnę algą negu skyrių vedėjai, tai yra jau savaime nenormalu, o ir per mažai laisvės turi savivalda, reikėtų daugiau skirti. Norėčiau paklausti vieną kandidatų susirinkus. Kodėl šiandien per žmonių pinigų nėra? Į savo užduosiu jums atsakymą. Kada 7 metais Grybauskaitė, būdant eurokomisarė, šaukė, ką jūs darote, valstybė ir žmonės kartu pasiskolinti 75 milijardus litrų. Šiandien mes jūs pinigus atidavinėjom, pas mus pinigų nėra. Ir visi žmonės išvažiavo. O ką mes padarėm? Mes pardavėm viens kitam krūmus, griovius, pasiėmėm iš banko pinigus, atiduodam jiems pinigus. Šiandien pinigų nėra dėl to. Aš manau, pagrindas tas yra tas. O esmė, kaltas kas yra? Valdininkai, jūs ateisite tada, susėsite tada, nedaug dievė, dar tokį daiktą padarys, ką jis padarė, tada. Nežinau, dabar replika prie to, kad esmė, kodėl pinigų nėra. Ne jūs, mėlėjai, spręsit ar bus tų pinigų. Ir čia ne jūsų reikalai iš vis yra, čia sprendžia aukščiau. Jūs sprendžiat paprastas problemas, taip kaip savivaldai. Nušluot ką, pastatyti lempą ar dar kažką. Tai yra aukštesniam politiniam lygmenį viskas daroma ir ne Lietuvoje. Ar Lietuvoje nori, kad žmonės turėtų pinigų, ar nenori? Ar nori, kad žmonės valgytų, ką nevalgytų? Jūs pažiūrėkit, ūkiai naikinami, viskas naikinami. Ir tai yra ne politikų, ne mūsų seimūnų dėka. Tai yra iš viršaus diktuojama. Tas viršus yra Europos Sąjungai, kurią mes įstojom nelegaliai, už alaus butelį, už šokoladuką, už skalbimo miltelį, už centą davė ir vyko referendumas, kas vyks 14 dieną. Buvo, įsmeniai, atsiminkit, atsibuskit, prasimerkit. Kas buvo? Referendumas pirmą dieną. Neįvyko referendumas. Antrą dieną paskelbė. Tai jau yra nusižengimas. Referendumo metu buvo dalinami lipdukai, kur už centą galėjo nusipirkti alaus. Ir jūs suprantat, kad jūs ieškot ne tame problemų. Gerai. Parsidalas už alaus butelį. Įgyvenkite dabar taip. 14 vėl gal pasiūlys po centą alaus. Ir vėl parsiduosit. O taip ir gyvenkite. Anksčiau bendruomenė neplanavo, kad bus tokių destrukcijų. Aišku, mums reikėjo pasikviesti galbūt... Ne, gerai. Dėl to nepergyvenkim. Suprantat? Ne, mėly žmonės, būkim biedni, bet teisingi. Nu, vienas žmogus yra, reiškia, kuris turi gerą atmintį ir mūsų tą mėšlą vėl nosim įkiša, reiškia. Ką mes padarėm negerai anksčiau? Kuris neatsimena? Nu, kuris neatsimena? O kuris neatsimins kartos, tai dar kartą ir... Gerai, bet prašom man neberodyti šito. Jau labai man... Kodėl nereikia čia mane sakyti, kad žmogus toks ir toks? Aš sakau, kad jūs turi gerą atmintį. Pačių klaidų, taip. Viskas... Labai ačiū. Aš, pavyzdžiui, negėriau. Gerai. Yra blogai raštų klausimai dėl
dėl vieno paprasto dalyko. Yra partinių žmonių, kurie taip pat siūs visokius provokuojančius klausimus. Mes nematom, kas tos klausimus užduoda. Tada yra visiškai logiškai iš vietos atsistoti žmogui ir užduoti, kad mes žinotume ne anonimą, o kas užduoda klausimą ir kad tai nėra partinė provokacija. Arlandai, bet be provokacijų gyvenimo vėl nebūna. Klausimas, mes užsikasėm jau klausimais ir vis tiek visų nespėsim. Tai atsistojom, užduodam žmonės klausimus iš eilės. Pakel rankas ir užduodam. Nu, bet tas taisyklės mes parašėm, kad rašytų. Dabar klausimus dabar reiškia neatsakinėti. Aš jau jaučiu provokaciją, aš jau matau, kas nejaučia dalykų. Jaučiu, bet įdomu, kaip išsisuks. Bet klausimas paprastas. Gal padarom taip. Atsakymai po vieną sakinį. Ir vis, ne. Į klausimą, vienu sakiniu. Aš turiu. Prašau. Taip. Ponas Karvalį, ar negėda prieš pat rinkimus perbėgti į kitą partiją, palikti savo krašto tautiečius? Kad to galiu pasakyti, niekur nebėgau ir man tikrai negėda. Pasakymai dar, pratęsiant šitą raštelį, dar iš tos serijos yra pabėga į šiltesnę vietą, jeigu 59 vieta yra šiluma, tai aš pabėgau į šiltesnę vietą. Tai reikėjo pasilikti. Žemaičių partijos. Aš Žemaičių partijos narys, kaip buvau, taip ir tebesu. Tai aš to apsakysiu viską. Ir galiu pasakyti labai paprastai, kadangi Liepos 26 dienai 4 tik asmenys buvo pareiškę iš Žemaičių partijos, kad pageidauja eiti Seimo rinkimus, atsiklausus kiekvieno iš kandidatų ir valdybai pritarus. Kandidatam pritarus ir valdybai pritarus buvo priimtas sprendimas eiti kartu su Drąsos keliu. Sekantis klausimas, kuris projektas svarbesnis, Drąsos kelias ar Žemaičių partija? Tai galiu atsakyti. Žemaičių partija man kaip buvo, yra ir bus mano gyvenimo prasmė. Drąsos kelias, jų pagrindinės vertybės, be kurių sekančio žingsnio žengti neįmanoma, tai yra jeigu tiesa ir teisingumas, įstatymas ir teisybė pradėjo eiti kaip gelžkelio bėgai vien šalia kito, tai šnekėti apie ekonominius, fizinius, biudžetinius ir visus kitus dalykus, gerbimi, mes tikrai neturime apie ką šnekėti. Jeigu įstatymas pasidarė bedvasis, jeigu visa valdžia pasidarė yra bedvasi, tai šnekėti apie kažkokius kitus dalykus šiandien yra nelaikas. Tie, kas susidūrė yra su teisėsauga, tie, kas yra susidūrė su teismais, šiai dienai gali pasakyti, koks tai yra malonumas. Ir ar Lietuvoje teisybės yra daug ir ar ją lengva yra surasti, tai atsakykit patys savo. Tai aš dėl to ir sakau, kad aš nuo savo vertybių niekada neatsiriboju, neatsiribosiu. Daug kundėlė kiekvienam tiek padaryti Žemaitijos labui, kiek aš esu padaręs, Žemaitija bus klesti. Raimond, norėjai klausimą. Nu, prašau, greitai. Raimondas Kernagis, aš kelių žmonių vardu buvo įgaliotas paklausti Egidijos Karvaliaus, iš dalies tą klausimą atsakė, tik tai aš norėčiau, kad jis atsakytų aiškiai, ar jis žino, kad valdyba jį yra pašalinusi Žemaičių partijos narių ir ar tai teisybė, pirmas klausimas, ir su kokia politinė jėga ten buvo klausimas, mato savo ateitį. Gerai, atsakau, sėdi valdybos narys Rimantas Martinkus ir aš labai norėjau paklausti valdybos nario, o ne destruktorių ir tų, kurie užsiminėjo politiniam juodosiam technologijom. Ar gerbiams valdybos nariai, ar buvo valdybos sprendimas, kad nagrinėtas, kad Karvaliui atsiriboti ar šalį? Nebuvo. Galiu pasakyti, Raimondas Kernagis yra vienas iš tų asmenų, kuris yra pašalintas iš partijos. Jo žmona lygiai taip pat už tai, kad iš karto po rinkimų perbėgo pas Petrą Gražulį, buvo viena iš 3 perbėgėlių. Gerai, nu. Savivaldybėj savo patins patins. Kokius klausimus užduoda, tai aš šitus dalykus jam ir atsakau, kad yra žmonių, kuriem kelti bangas yra gyvenimo prasmė. Su jais mes išsiaiškinsim po rinkimų teisminę tvarką. Gerai, ačiū labai. Diana, prašau, trumpai prisistatykit, šitą pavėlavote. Labas vakaras, mėly Gargždiškiai, atsiprašau, kad vėlavau, bet anksčiau negu buvo sutarta dėl šitos renginio. Dar vieną renginį turėjau kitur, kitoj bendruomeniai vedžiau jį. Tai tiesiog trumpai, esu socialinė darbuotoja, gyvenu Markių kaime.
tai yra Dovilų seniūnijoje jau 9 metus. Iš tikrųjų aktyviau veikiau Klaipėdos mieste, nes tai mano profesinė veikla jau buvo Klaipėdos mieste. Ir kadangi liberalų sąjūdis pasitikėjo, delegavo mane čia kaip kandidatą. Aukštasis universitetinis, techninis, inžinierius technologas, kitas išsilavinimas socialinio darbo magistrė. Dirbu 16 metų socialinį darbą, vadovauju Klaipėdos miesto socialinės paramos centrui. Žinau žmonių bėdas, bet to kokias bėdas žmonių? Daug bėdų. Bedarbystė, daug žmonių gyvena iš pašalpų, tai yra vienas dalykas. Reikia paskatinti juos dirbti, sudaryti normalias darbo sąlygas, sudaryti galimybę. Tai ar leisit man pasakyti? Ne, jaunuoli, prašom atsistoti ir klausti. Galima, aš vieną. Dabar dar jinai prisistato. Aš atsakysiu jūsų klausimus, jeigu bus vėliau. Manau, kad Klaipėdos rajono gyventojai, Gargždų ir kitų turi turėti ir čia darbo vietų ir turi galimybę turėti nuvažiuoti iki Klaipėdos mieste esančių darbo vietų, nes nėra jos taip toli, o ten darbo vietų yra daug, tiesiog reikia savivaldos lygmenyje sprendimų, kad būtų privežimas, susitarimai. Manau, kad turi būti daugiau darbo vietų su socialiniai atsakingų įmonių, kurie įdarbinami neįgalieji, pagyvenę gal žmonės, kitos grupės, kuriom sunkiau būtų nuvažiuoti Klaipėdos miestes. Liberalai yra už orius atlyginimus, kad žmonės gautų atlyginimus. Beje, per ekonominę dalį pasisakoma už tai, kad šeimom auginančiom vaikus už pirmą vaiką būtų neapmokestinamas minimas 400 litų, už sekančius po 300 litų ir tai sakome visiškai atsakingai, nes tai įmanoma padaryti. Padidinant apmokestinamąjį minimą ir tai paliekant didesnės pajamas dirbantiems žmonėms. Tiek trumpai, o jeigu kažką norėsite daugiau, tai prašau. Nu dabar jau vėl visi pažįstami ir jau mūsų vakarė. Gediminas Paplauskas, iš Klaipėdos, klaipėdietis, Lietuvos Respublikos pilietis. Klausimas ir gal rankos tai reikės pakelti. Atominė elektrinė už ar prieš? Tai jeigu už, iškelkite rankas, kas už. Aš atsiprašau, aš jau žinosi minėjau, aš irgi užduosiu 3 klausimus, jeigu atsakysit juos, aš tada atsakysiu konkrečiai taip arba ne. Kiek kainuos projektas, ar tai bus regioninis projektas ir kokia bus elektros energijos savikaina. Jeigu tos 3 klausimus atsakysite... Tada galima bus... Ne. Tai kas už? Už, čia kas už dabar? Jeigu vėlgi aš turėčiau projektą, nes aš statau namą tik turėdama projektą ir turėdama leidimą. Jeigu aš nežinau, kiek man kainuos namas, koks bus stogas sudėtas arba kokie langai ir jeigu man po ateis ir pasakys, kad tau kilovatvalandė kainuos 18 centų, bet tu turėsi mokėti abonentinį mokestį 40, tai aš tokios elektrinės nenoriu. Bet šiaip iš principo nesat prieš atominę energetiką. Prašom, pateikite man projektą. Aš tada pasakysiu. Yra UF atominė ar prieš atominę? Pirmiausia, turi būti projektas, bet kokiam svarbiam objektui. Tai jie visi supranta. Ačiū, Seimūnai, referendumą paprastiem eiliniam žmonėm, ar už atominę pasirašyti, ar prieš. O jūs ne vienas nežinot. Kas prieš? Dabar jūs man pasakykite. Ne, tai labai normalu. Vaikai bando, nu tai palaukit biškutį. 3 žmonės aiškiai pakėlė rankas, vienas pasakė dar su sąlyga, reiškia... Nežinom. Tai va, visi kiti nepakėlė, reiškia, jie yra prieš. Buvo labai geras klausimas dėl atominės elektrinis. Aš tai iš karto, matėt, nebalsavau ir skaitau prieš atominę elektrinį. Kodėl? Todėl, kad tai neįsprendžia energetinės nepriklausomybės. Mano akimi žiūrint, kadangi praktiškai atominė elektrinė kūrą reikės pirkti. Ir reikės pirkti tikriausiai vėl rytuos. Ir vienas dalykas. Antras dalykas, paskui jį reikės utilizuoti. Kur utilizuosim? Kokią kainą ir visą kitą. Praktiškai, kai aš paklausiau vieną klausimą, ar yra į savikainą įtraukta atominės elektrinės likvidavimas,
buvo sakyti, ne, nėra tai kalkuliuota į šitą kilovatvalandės kainą. Tai jeigu mes įkalkuliuosim į kilovatvalandės kainą ir likvidavimą, kurį reikės likviduoti ir dabar kainuoja, atrodo, pinigus ir mes jų neturim, Ignalinus elektriniai likviduoti, tai praktiškai tada jau iš karto pasikeičia ekonomika visa šitos elektrinės. Vienas dalykas. Antras dalykas, iš tikrųjų nepriklausomybė yra tada, kai tu esi kažkokioj tai rinkoje arba kelios rinkos iš karto. Ir aš dėl to ir pasisakau už tai, kad reikia prisijungti dujotiekiais arba elektros linijomis prie visų rinkų, galėsim, prie Skandinavijos, Norvegai pardavinėja dujas, visą kitą, kad bus galimybė nusipirkti pačią pigiausią kainą, kokį tik tai yra rinkai. Tai vat, aš daleiskim pasisakau prieš elektrinį dėl tų priežasčių, kurias išsakiau. Gal kas turi Antanui klausimą tiesiogiai dar? To pačiu įsibėgėjimu, ne? Aš dar klausimą dėl to prisijungimo, jūs paminėjot būtent tą šalis Norvegija, Švedija. Ar jūs, pavyzdžiui, jums rusai puola? Aš pasakau, reikia turėti visas rinkas, turėti vakarietiškai, rytietiškai ir šiaurėtiškai. Aš turiu vieną klausimą, Antanai, kaip draugui. Vis laik pagonis, kaip aš žinau, metama krikščionis pagonis. Aš jau pasakiau, kad aš krikščionis pakvietė mane ir man nereikėjo... Tai bus pagonis. 1000 parašų, vienintelį privilegiją. Ir tai padarė prieš savaitę, prieš paduodant jau taip... 20 metų bendraujant. Laikausi šitą dokumentus. Nu tai man liko labai mažai laiko ten... Tai bus pagonis, supratyti. Kas pasiūlė prikotis? Kuris traukinys važiavo pro šalį? Labai malonu. Na, kas liečia atominės elektrinės statybas, tai vėlgi savo nuomonės aš negiršiu, tačiau iš dalies jinai sutampa ir su atitinkamo kolegos, vieno ir kito pasisakymais. Ir labiausiai, kas jumis domina, tai be abejo, viso šito projekto užtestumas, neskaidrumas ir absoliučiai jokios informacijos iš valdančiųjų ir gražus Kubiliaus pareiškimas, kad mes neprivalome elektrinės oponentams suteikti viešumo, informacijos ir išėjimo į žiniasklaidą, na tai pasako pats už save. Kaip tiek aš, tiek galų galiai jūs, kaip jūs galite pritarti projektui, apie kurį jūs nieko nežinote, apart to, kad tai kainuos kosminius pinigus ir tai galiniai žino, kiek metų vilksis ta uodega finansinė išmistos. Alternatyvų yra, be abejo. Galbūt jos neišspręs visko, tačiau argi nėra alternatyvos pasirinkti kitokį projektą? Galų gale, vienais paskaičiavimais 10-12 metų, kitais paskaičiavimais 18 metų elektros energija, ta atominė elektrinė bus statoma. Na labai gražu, viskas tvarkoja. Liberalai, konservatorių partneriai, čia televizijos laidoje labai gražiai pareiškia. Mes turėsim kur parduoti elektrą po 18 metų. Todėl, kad viso Europoje jinai brangs, o pas mus 18 centų, kaip buvo, taip ir išliks. Ir mes perteklių pardavinėsim, jokių problemų. Na, aš nesuprantu, ar mes esame visi truputį... Ar 20 metų į priekį kažkokiam vizijom gyvena. 60 metų į priekį. Tai kas liečia atominę elektrinę? Kas liečia, sakykime, programas visas? Norėčiau pabrėžti tik tiek. Na, kaip nekeista šiais metais iš partijų einančių į Seimą tiek socialinės reformas, kas liečia, tiek sakykime, socialinio darbo apsaugą, tiek švietimo, tiek sveikatos apsaugos įsibėgėjusias reformas, kurias privaloma stabdyti priešingai, nei konservatoriai bando mums įtikinti, kad tai yra labai optimalu ir labai gerai, sutampa. Sutampa tikrai, tačiau norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Jūsų pasirinkimas nulems tikrai daug. Todėl, kad jeigu šiuose rinkimuose visos Lietuvos mastų, ne vien tik mūsų Klaipėdos krašto bendruomenės, Klaipėdos rajono bendruomenės, visos Lietuvos mastų, jeigu eilinį kartą didžiosios partijos su savo lobistiniais interesais, su savo projektais, kuriuose bet kokią kainą nori tęsti, todėl kad yra finansiškai įsipareigoję kažkam, jeigu jie paims daugumą, tai nesvarbu, kuris iš mūsų čia iš mažesniųjų papuls su geriausiom idėjom, su geriausiom programom, su geriausiom mintim į Seimą, mūsų visi norai bus tik tais, na, šuns kauksmas tyrose. Todėl, kad nulis. Jeigu mes nesudarysime, nesakau, kad mano partija ar tenais dar kažkokia viena, jeigu bendrai mąstančių žmonių sistema nesudarys atsvaros valdančiom ir vieną kitą pastoviai prieš kiekvienus rinkimus purvais drapsančiai liberalai ir konservatoriai, čia tie partneriai pasielgia, čia tie pasielgia, čia tie pasielgia, tie pasielgia. Rinkimai į koaliciją, postais pasidalijame, aha, dabar šitą darom, šitą nebedarom ir vėl vieningai einame. O paskui prieš rinkimus vėl kitą padegsime viešai. Labai tvarkingai, labai paprasta. Tai jeigu jie vėl pasiims viską, visi tie projektai važiuos, vėl mums makaronus ant ausų kabins ir 4 metus mes toliau vegetuosime ir smūksime dar gilesnę duobę. Ačiū.
ar galima, turiu... Kadangi čia buvo truputį liberalam daug pasakyta, tai aš noriu pasakyti, kad liberalų sąjūdis tik vieną kadenciją buvo valdžioje. Gerai, prašau. Aš norėjau priminti, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pasisako griežtai prieš atominės statybas, nes tikrai matome alternatyvų ir jas įgyvendinsim, jeigu bus mūsų valia ir bus įmanoma tai paveikti. Tiesiog atominė elektrinė yra trečio lygio reaktorius, kuris dabar yra siūlomas statyti ir kišamas. Tiesiog yra 3 pagrindiniai faktoriai, dėl ko negalima jo statyti. Pirmas yra žmogiškasis, nes žino, dėl ko Fukushimos sprogo, žino tikriausiai. Žmogiškasis faktorius. Antras faktorius yra stichijos pavojus, o trečias yra terorizmas. Esame Europos centras. Šitoj pačioj žemėje reikės gyventi tiek mūsų vaikam, tiek anūkam, tiek proanūkiam. Neprisidarom to, kad jau ir dabar dar ir senos negaunam lėšų, iš kur uždarysim, atlieką saugoti be galo brangu, tai neprisidarom dar daugiau žalos savo valstybei. Prašau. Ne, minutę norėčiau kaip Gargždų miesto bendruomenės pirmininkė. Iš tikrųjų, galbūt čia... Norėjau prieš būtent nepriklausomą kandidatę ir prieš Aivarą Vasilijų užduoti tokį klausimą. Čia iš bendruomenės paskutinių aktualijų, su mūsų susijusiom vizijom, ką mes norim įgyvendinti, kokius matome Gargždus. Ir aš bangoje perskaičiau, kad jūs prisidėsite, skatinsite ir palaikysite mūsų dabar tokią kaip ir bendruomenės iškeltą Gargždų mieste siūlymą pastatyti daugiafunkcinį centrą ir sutvarkyti, renovuoti parką, kur iš tikrųjų bendruomenė jau dirba 3 ar 4 metus ir mes turime parką tokį, kokį turime. Laukim baseiną reikia. Tai čia apie tą klausimą. Kaip Seimas suteiks tokias jums galias ir kaip jūs visą šitai mums padėsite, skatinsite, palaikysite ir žodžiu. Čia dviem kandidatam. Ne, bet tiesiog rinkimai į savivaldą ir jūs susirašėte tai į savo programą, tai tiesiog ir klausimas yra tik dėl to, kad tai yra parašyta, ko jūs sieksite ir ką darysite. Ką padės? Toks klausimas nėra kitiem, nes kitose aš neskaičiau žmonių programose. Čia tiesiog prie paskutinio žodžio. Jūsų klausimą, tai manau, kad jūs asmeniškai mano nuomonę žinote, aš iš tikrųjų palaikau šitą idėją. Žinoma, namų darbus bet kokiu atveju turės padaryti bendruomenė kartu su savivaldybė, kad būtų parengtas techninis projektas, o čia bus kaip ir panašiai, kaip ir buvo su pilotiniais projektais, kaip buvo su lėšom skirtom stadionų įrengimams. Čia aš kalbu apie minio stadionų rengimą, bus 5-6 projektai. Ir savivaldybė, kuri bus padariusi namų darbus anksčiausiai ir geriausiai, tai ir gaus tą finansavimą. Iš tikrųjų, tie pinigai bus iš Europos Sąjungos lėšų skirti 14-20 metų perspektyvų. Tai tas, kuris bus atstovas, manau, jisai turės ir lydėti tą projektą tose ministerijose, kad nepasiklystų kolidoriuose ir nebūtų per krokodilų. O užbaigiant, aš manau, kad gėrį, kurį mes norim matyti, mes turim pradėti kiekvienas kurti nuo savęs. Ir kai mes pradėsim patys tą daryti, kiekvienas nuo savęs, bent po krokodilį, tada ir turėsim gražesnę aplinką aplinkui. O, kaip jau buvau minėjęs, ką išsirinksite, ką pasirinksite, su tom ir gyvensite sekančius 4 metus. Ačiū. Aš tik galiu pasakyti tų projektų. Iš tikrųjų, tai kaip galima laimėjus rinkimus, kaip galima jį paremti. Jau tai dabar gaunasi, kad gausiu paremti ir nelaimėjus rinkimus prisidėti. Mes ir dabar dedamės prie Klaipėdos moterų informacijos centro, kad įkurti ir mamom padėti mūsų moterim. Taip ir čia teks įsijungti, o jeigu laimėsi, aišku, kaip... Ir aš taip pat vaikščiosiu po koridorius ir plus turiu 2 dukras, 25-26 metų, kurios man neduos ramybės, jeigu aš nedarysiu to. O kokie palinkėjimai? O palinkėjimai, galvoju, kad paskui nereikėtų vėl sakyti, tie kalti, anie kalti.
Eikime visi balsuoti ir pasirinkime tas, kas jums labiausiai reikia. Ir atsiveskite savo naviškius ir draugus. Pirmiausia, noriu padėkoti jums, kad buvote čia, kad kantriai klausėtės ir mūsų pasisakymų, ir kai kurių kandidatų rietenų. Ir labai norėčiau atsiprašyti už juos visus, todėl kad pirmiausia, mes turime ieškoti kompromisų ir tik tais kompromisiniu keliu mes galime daug ką išspręsti ir daug ką pakeisti. Tai to linkiu ir Petrui, ir Agnei, ir visiems likusiems kandidatams. Ir linkiu visiems dirbti ne tik Lietuvos naudai, bet pirmiausia Klaipėdos rajonui, todėl kad jūs kandidatuojate būtent Klaipėdos rajone. Ačiū. Ačiū, kad neuždavė daug klausimų. Galėjau ramiai pasidėti ir pasiklausyti. O manau, kad permainos Lietuvoje yra svarbiausia pereiti ne šitą pusę, bet šitą pusę supras, kad nuo jų priklauso viskas. Ir kad jie daro permainas, o ne šitie žmonės, kurie čia sėdi. Kai šitą suvoksit, tada bus permainos. Už valstybės strategiją, už valstybės energetinę strategiją buvo balsuota gegužės 17 dieną, tą pačią dieną, kada buvo šturmuotas namas Garliavoje. Ir gerbėmiem, aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad stebėtumėt procesus, kada visuomenėje vyks patys karščiausi dalykai, tada yra priiminėjami patys bjauriausi dalykai valdžios koridoriuose. Tai, o jums noriu pasakyti, kad ir atsakydams į Paplausko klausimą, kad šiuo metu rengiu disertaciją apie tautinio tapatumo ugdymą. Jeigu mes neišmokysim savo vaikų mylėti savo tėvynės, mes galim pačiom gražiausiam rūžavom ir rožiniam spalvom paišyti, tėvynės mes nebeturėsim. O kad aš laimėsiu, aš nebejoju. Jeigu jūs padėsite, aš laimėsiu dar didesnį rezultatą. Dėkui. Na, savo pasveikinimo žodį, aš turbūt turiu vienas iš pirmųjų apibendrinantį. Tiek to gal truputį pasikartosiu. Nenoriu dalinti tuščių pažadų. Aš padarysiu, aš sieksiu, balsuokite už mane, aš pats geriausias ir taip toliau ir panašiai. Ne velnio. Neišrinks, bala nematė, gyvenimas tom nesibaigia. Būsiu pastangų idėjas, būsiu pamatęs patirties įgavęs. Reiškia, taip turėjo būti. Reiškia, kažką per mažai. Tik tai noriu pasakyti vieną. Pasikartoti to pačiu. Gerai pagalvokite. Paraginkite aplinkinius. Yra už ką balsuoti. Tikrai yra. Ir žmonės turi eiti balsuoti. Tik tai pasirinkimas turi būti teisingas. Ačiū. Tai kaip ir dauguma kandidatų, iš tikrųjų labai svarbu, kad jūs visi ateitumėte, mes visi ateitumėte, jūs visi ateitumėte, kartu atsivesdami šeimos narius, pakviesdami pas savo senus neįgalius kaimynus, kad atvyktų komisijos, kad kiekvienas galėtų išreikšti savo valią. Tai linkiu ateiti į rinkimus, tikiu, kad Gargždų bendruomenė, Klaipėdos rajono bendruomenė gali rasti susitarimus, esu už tai, kad būtų susitarimai, jeigu jūsų valioje būsiu išrinkta, atstovausiu jūs gerbiamai. Ačiū. Tikrai dėkuoju, kad atėjo, dėkuoju bendruomenė, kad surengė šitą diskusiją. Supratau, per 4 kadencijas kaltinimai tik 3, vienas pagiriamasis žodis. Tai manau, daug neprisidirbu, net nepriminė man greičio viršijimo. Tai žmogus klystantis yra ir aš prašyčiau irgi, gerbimieji, valdžią reikia ne tik rinkti, reikia ir ją kontroliuoti. O tai yra daug sudėtingiau. Būkime aktyvūs, išrinktą valdžią kontroliuokim, neleiskime miegoti ant laurų ir neleiskime, kai sako, daryti blogų darbų. Jeigu bus aktyvi visuomenė, tikrai valdžia geriau dirbs visuomenė. Taigi, jums sėkmės gyvenime, o mums visiems rinkimuose. Pavasarį ir jauna kiekvieną rudenį. Tai miškas pribręsta po 100 metų. Jeigu jo neiškirtant, jisai pūva ir genda. Tiesiog nežinau. O dėl to,
Iš tikrųjų, dėl puvimo ir gedimo, o kaip tada yra su tom giriom, kuriams po 500 metų? Ten atvėjinis, ta prasme, girios, žinok, paprasčiausiai, juose ilgamečiai medžiai ir jie auga. Bet tai dabar... Pavyzdžiui, ąžuolas, jisai auga 200-300 metų, o daleiskim meglė po 100 metų jinai pradeda pūti nuo apačios. Bet yra tokių, tarkim... Jeigu saugomose teritorijose, tai jos ir auga. Jos ir auga, o natūraliai gamtoje jas po 300... Natūraliai gamtoje jas visur, kaip tu pastebėjai, yra visur būna iškirsta, plynas kirtimas. Ir tai yra būtina, nes jisai suvirs ir suges, viskas.